Sveikas gyvas, Dariau. Sveiki. Kaip išsilaikęs, kaip atostogas? Gerai palsėjom, dabar vėl prie darbų kimbam. Super, kaip pasirašymas vyksta sklandžiai, viskas? Taip. Supratau, tai Dariau, pradėkim nuo pradžių. Papasakok apie save, ką nors. Nieko apie tai nežinom, viską norim sužinoti, visiems įdomu viskas. Tai esu kilęs iš Gargždų, daug metų žaidęs Gargždų Bangos klube. Porą metų žaidžiau nacionaliniai futbolo akademijai ir ten porą metų žaidžiau, tada grįžau vėl į Bangą ir po kelių metų štai ir aš Neptūne jau. Tai tokia mano kelionė futbole. Minėjai apie nacionalinę futbolo akademiją, ten vienu metu buvo tas, vadinkim, toks trendas, daug jaunų futbolininkų keliaudavo į tą akademiją. Ką gali papasakoti istoriją, kokią, kaip viskas prasidėjo, kaip tu ten patekai? Tai viskas prasidėjo, perėjau iš 2000 metų Bangos vaikų futbolo komandos į 98 metų, tai tenais gerai pasirodžiau, tada pakvietė į peržiūrą tą nacionalinę futbolo akademiją, ten irgi gerai pasirodžiau ir gavau kvietimą tenais pasilikti, tai daug negalvojęs ir išvažiavau. Aišku, buvo sunku pirmas pusmetis tikrai, nes ir 15 metų buvau ir tėvų nebuvo ir namų pasilgau, tai buvo nelengva, po to kažkaip viskas susistatė vietas, tai buvo viskas tvarkoj. Treniruočių lygis aukštas buvo, didžiausias požiūris buvo į futbolą, tai apie nieką kitą ir galvoti nereikėjo. Kaip tokiam jaunam futbolininkui 15, kaip tas vyko persivažimas, kad palikti tą, sakykime, komforto zoną ir išvykti kažkur? Buvo tikrai sunku, ten ir su tėvais kalbėdavau telefonu ilgai, verkti aišku neteko, bet buvo sunku. Supratau. O kaip pačio futbolininko tas perėjimas iš to, sakykime, jaunimo lygmens į tą suaugusį futbolą, kaip jis pas tave buvo? Tai jisai prasidėjo tada, kai grįžau iš nacionalinės futbolo akademijos čia į Bangą, dar žaidė pirmoje lygoje. Tai buvau gerai pasiruošęs, treniruotumas buvo geras, vis tiek po 2 treniruotės darydom, čia grįžus po 1 būdavo. Tai nežinau, to fiziškumo nemanau, kad atsilikdavau kažkom, tik aišku, patirties neturėjau, tai būdavo įvairiai, būdavo ir gerai, ir blogai. Kiek davė ta patirtis tolimesniai tavo karjerai? Manau, davė daug vis tiek ir pamoko vyresni žaidėjai, aikštėje labiau orientuojasi, kur ką daryti. Žodžiu, labai daug prisideda tom, kokie tavo komandos draugai yra. Ar jie padeda, ar nepadeda, tai man pasisekė, kad sutikau tikrai daug gerų žaidėjų, kurie padėjo toliau eiti to futbolo keliu. Kokią apskritai rekomendaciją duotum dabar jaunam žaidėjui, kad kartoti, ką patyrė, ar eiti kažkokiu kitų pramintų kelių? Nežinau, ar sakyčiau kartoti, čia yra kiekvieno pasirinkimas. Svarbiausia tikėti pačiam savim ir viskas bus gerai. Iš tos komandos yra kokių žaidėjų, kurie dabar galbūt žaidžia kažkur aukštesniam lygiai? Iš nacionalinės futbolo akademijos. Tai yra Kipras Kažukolovas, Kazakstane žaidžia, taip pat daug, nedaug keli, bent jau žaidžia A lygoje. Tai yra vienas ir Belgijai, kur žaidžia, tai manau, tų kas išvažiavom, skaičius tikrai geras yra, kas žaidžia aukštam lygiai. Dabar dar šiek tiek apie tavo karjerą. Visą karjerą praleidai Lietuvoje. Ar buvo kažkur galimybių, šansų prasimušti kažkur aukščiau? Buvau vienoj peržiūrai, tai buvo Vokietijos klubas Nürnberg. Tenais nuvažiavau po 2 savaitėm pasitreniruoti, o daugiau šiaip visą laiką Lietuvoje praleidau. Nürnberg, kiek teko pamatyti tas treniruotės, vis tiek turbūt skirtumas ir kitoks nei Lietuvoje? Taip, ten tikrai viskas yra profesionaliau, 2 treniruotės, mitybas, viskas suplanuota, viskas padaryta yra. Treniruotės, stiprios žaidėjai, matosi, kad nori siekti aukštesnių rezultatų. Dariau, ar be futbolo darbinė prasme užsiėmi kažkokią kitą veiklą? Baigiau aš Klaipėdos universitetą, jūrų inžineriją, tai dirbau pusę metų
vakarų laivų remonte, ten remontavom laivus. Tai va tokia ir patirtis mano darbinė. Dar kartais buvau pradirbęs IT specialistų. Labai įdomios specialybės. Šiaip futbolo baigęs turbūt kažką planuosi su specialybėm. Tai reikės. Supratau. Dabar šiek tiek apie tavo prisiminimus. Ar yra gal kokios rungtynės, kurias įstrigo tau giliai minty ir visada dažnai prisimeni? Greičiausiai, kaip žaidėme su jaunių rinktinė prieš Rusiją, dar tuo metu Granatkino turnyre, kai laimėjom 2-0 prieš Rusus, tai buvo tikriausiai didžiausia pergalė, kokią buvom pasiekę. Tai kad man šitos rungtynės tikrai labiausiai įspūdį paliko ir labai džiaugiuosi, kad pavyko tai padaryti. Super. Dabar apie patį Neptūną. Komanda esi pirmą sezoną, bet esu girdėjęs ir keletą gandų, kad Klaipėdai galėjo atsidurti ir anksčiau. Kodėl taip nenutiko? Tai buvo dar prieš porą metų tikriausiai, kad kontraktas ir Bangoj buvo, dėrėjausi dėl jo ir siūlė į Neptūną, bet vis tiek kažkaip nusprendžiau likti Gargžduose, nes vis tiek aukščiausia lyga plus gimti namai, tai dar norėjau atstovauti savo gimtai klubą. Ko tavo manymu reikėtų Neptūno komandai, kad pagaliau klaipėdiečiai pravertų lygos duris? Ko reikėtų, tai manau šiemet tai padarysim, tik tais reikia tikėti. Supratau. Apie gyvenimą, apie traumą, daug turėjai karjerų traumų? Taip, yra daug buvę traumų visokių, ypač su čiurnom. Esu ir su kelio trauma vergęs ten pusę metų gal. Dar kaip tik smagi tokia istorija, kai dar žaidžiau nacionaliniai futbolo akademijai, čia atvažiavom žaisti prieš Bangą antroji lygoje. Ar elitiniai lygai, dabar tiksliai nepasakysiu, bet rimčiausia viena trauma ir buvo, kaip žaidžiau prieš savo gimtą miestą ir gavau kelią, tai kad pusę metų draugas nuėmė, kaip sakant, nuo futbolo. Supratau, o apie tavo pomėgius, ką mėgsti laisvalaikiu paveikti, neskaitant futbolą? Mėgstu kompiuterinius žaidimus pažaisti, pabūti gamtoj, dažniausiai maudytis, taip kad toks mano laisvalaikis gal būtų labiausiai. Bet šiaip tokio vienintelio neturiu. O tas turbūt visada klausimas iškyla Xbox ar PlayStation? Pats Xbox'ą turiu. Supratau. Kokia sporto šaka be futbolo dar domiesi? Be futbolo šiaip nelabai kažkom domiuosi. Tarkim, čia buvo užėjus manija beisbolą žiūrėti. Beisbolą. Taip, tai tiek. Supratau. Didžiausia svajonė? Tai artimiausia svajonė išeit su Neptūno lyga, o taip tai pagaliau paragautos legionierių duonos. Įsivaizduoji sunki ta legionieriaus duona, ar? Kaip pasakyti, įsivaizduoti, manau, kad tai bus sunki. Bet tu patirties turi vis tiek. 15. Taip, bet vis tiek jau čia ne Lietuva, ne ta pati šalis būtų, tai vis tiek ir toli nuo namų, visi kiti jau čia būtų sunkiau, manau. Dar apie laisvalaikį, gal esi filmų fanas? Taip, dažnai žiūriu. Koks paskutinis geriausias matytas tavo filmas? Paskutinis geriausias. Čia nesvarbu, ar gali būti serialas, gali būti senas, gali būti naujas. Šiaip mėgstamiausi filmai tai būtų Mumija, visos dalis, Gladiatorius ir dar kaip tik šiandien norėjau pasakyti, nes galvojau, kad bus toks klausimas. Bet dabar užkrito, pasakysiu vėliau, jeigu. Tu kaip esi grynakraujis, iki gyvo kaulo gargždiškis, atvykusiems svečiams į Gargždus, ar yra vietų, kurias galėtum parekomenduoti aplankyti? Tai manau futbolo stadioną, kaip žaidžia pagrindinė komanda.
Ir daugiau viskas? Taip. Supratau. Ten aišku buvo tų klausimų apie tavo tą, sakykime, perėjimą į Neptūną. Kiek iš draugų gavai tokių, sakant, linksmų posakių apie tai? Kažkaip negavau. Toks netikėtas buvo, visiems tai nebuvo labai, kad kažkas klausinėtų ar kažką bandytų tokį juokingą komentarą padaryti. Supratau. Gerai, galim prieiti šiek tiek, turime ir klausimų iš Facebook mūsų vartotojų. Vienas iš pirmųjų klausimų buvo, kas labiausiai patiko VVG? Ačiū už klausimą. Čia mano kolega klausė, tai matau, kad draugiškas kolektyvas labai, tai tas labiausiai ir patiko. O šiaip iš darbo prasme buvo sudėtingas darbas? Turi ten įsivažiuoti, tikrai per 3 mėnesius nieko nepasieksit. Ten labai daug klausimų, labai daug mokytis reikia, taip kad tikrai nebuvo lengva, bet ir nebuvo blogai. Futbolą turbūt lengviau žaisti. Taip. Supratau, dar vienas klausimas. Koks jausmas kalti golus į savo gimtojo miesto komandos vartus? Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad vaikystėje tavo futbolo dievukas buvo Fernando Torresas. Bėgant metams jis vis dar išliko topė, ar atsirado kitų? Koks jausmas mušt komandai savo buvusiai, tai kiekvienam puolėjui ir nesvarbu, kam tu muši, svarbu yra įmušti ir yra geras jausmas. O šiaip tai taip, Fernando Torresas buvo mano mėgstamiausias, kai pabaigė karjerą, vis tiek reikėjo pasižiūrėti į kitus, tai dabar būtų Cristiano Ronaldo ir Robertas Lewandowski. O Robertas Lewandowski, kodėl būtent šitie? Nes jie yra puolėjai, tai aš kaip puolėjas vis tiek pagal savo poziciją atsirinkau ir gerai jam sekasi. Supratau. Apie pirmąjį sezoną dar turbūt klausė čia. Kaip tavo nuomonė praėjo pirmasis ratas ir ką pakeistum antrajame rate, kad būtų dar geriau? Tai mano pirmasis ratas praėjo gerai, nesakysiu, kad labai gerai, nes paskutinės varžybos apkartino vis tiek visą tą pusę rato, bet manau tikrai antra vieta yra tikrai gera pozicija. Aišku, antroji pusėje norime vis tiek pakilti į lygą, tai reikia dar pasistengti labiau. Paminėjai tas paskutinės rungtynės, kur apkartino tavo nuomonę, kas buvo negerai, nes prieš tai kelios rungtynės tikrai buvo, sakykime, toks lengvas pasivaikščiojimas. Gal psichologija kažkur suveikė? Tai manau, nes ir visi laukia atostogų, tos varžybos buvo nukeltos, tai gal kažkiek jau atostogų būsenai kažkokioj buvom. Bet ir šiaip pasakyti, ką galiu, kad Klaipėdoje atsirevanšuosim. Super, mes to ir laukiam. Tai ką dariau, dabar prieš interviu buvau tas prašęs sudaryti savo svajonį 11-uką. Tai gali atskleisti? Tai vartose būtų Manuelis Neueris, gynyboje Maldini, Ramos ir Filipas Lamas, vidurio sauguose Pirlo, Javi Iniesta ir puolėjų grandy tai būtų Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario ir Fernando Torres. Visi iš tokios senesnės kartos. Pats nepripažįsti tų jaunųjų žvaigždžių, ar tau... Manau, dar yra, ko įrodyti. Tai... Kaip tau Džemalio pasirodymas su Ropšmitu? Fantastiškas, tai. Super. Gerai dariau. Ir dar viena paskutinė mūsų rubrika. Blitz klausimai. Aš tau sakysiu, tu pasirinksi arba vieną, arba kitą. Pradedam. Mėlyna ar balta? Balta. Kava ar arbata? Kava. Pica ar suši? Pica. Coca-Cola ar mineralinis? Coca-Cola. Žiema ar vasara? Vasara. Kinas ar teatras? Kinas. Diena ar naktis? Naktis. Poilsis gamtoje ar vakarienė restorane? Vakarienė restorane. Šunys ar katės? Šunys. Tas pats klausimas, Xbox ar PlayStation? Xbox. Atostogas Lietuvoje ar atostogas užsienyje? Atostogas užsienyje. Nu čia irgi klausimas turbūt jau žinau atsakymą, Mercedes-Benz ar BMW? BMW. Kodėl BMW? Nežinau, pirma mašina tai. Supratau. Ronaldo ar Messi? Ronaldo. Ką reikės būti nemirtingu ir skaityti žmonių mintis? Manau, kad skaityti žmonių mintis. Ledai ar šokoladas? Ledai. Saldžiai ir sūriai? Saldžiai. iPhone ar Android? iPhone.
Įmušti įvartį ar geriau atlikti perdavimą? Įmušti įvartį. Kelionė lėktuvu ar traukiniu? Kelionė lėktuvu. Žalgiris ar Rytas? Žalgiris. Bet šiaip domies krepšiniu? Ne. Ne, supratau. Nike ar Adidas? Nike. Lauko futbolas ar futsalas? Lauko futbolas. Valdas Trakys ar Jose Mourinho? Valdas Trakys, kad į vėdą nepasauks. Super, tai jau šiandien Valdui Trakiui 2-0 į vienus vartus. Blondinės ar brunetis? Brunetis. Dviratis ar paspirtukas? Dviratis. Facebook ar Instagram? Facebook. Pop muzika ar sunki muzika? Pop. Laimingas skaičius? Dabar 11. Tavo marškinėlį numeris 11. Kodėl Taip. būtent pasirinkai 11? Nes mano gimimo data balandžio 11. Tai to pačiu klausimas, ar turi prietarų, ar tai susijęs su prietarais? Nežinau, dar neaišku. Mėgstamiausias patiekalas? Gal kur mama gamina? Cepelinai. Cepelinai, su varške. Ne, su mėsa. Jei nebūtum futbolininkas Dariau, tai kas būtum? Manau, darbų vadovas vakarų laivų remonte. Tai tam kolegai, kur rašė komentarą, nepasisektų, reiškia. Nemėgstamiausia pamoka mokykloje? Muzika. Muzika? Taip. O kodėl ne matematika? Nemokėjau su dotelės duotai. Bet šiaip muzikingas esi asmenybė. Nu, muzikos mėgstu paklausyti, bet pats tai neužsiimu. Radžio dainą patrauktum per kokį balių? Bet jau reikėtų labai daug promilių būti. Pravardė tavo? Zubis. Zubis. Čia nuo pavardės, ar? Supratau. Geriausias komandos draugas? Dabartinės Jo, komandos. su kurio labiausiai sutari? Su Adomu Kudinovu, Aurimu Skurdeliu, Mantu Rusiu. O koks daugiausiai kalbantis toks plėpys, kuris įkyrus labai komandai? Čia būtų dar ten prie geriausių draugelių Pijų Petkevičių, kad po to neįsižeistų. O plėpys tai va Pijus Petkevičius. Pijus Petkevičius, kodėl toks plėpys? Nežinau, nesąmonės kiek savo šnekėti. Supratau. Baigėsi Europos čempionatas, kurią rinktinę palaikė čempionate? Finale Ispanija, o šiaip viso čempionato metu tai Portugalija. Gaila, kai nelaimėjo Portugalija? Žinoma. Ko pritrūko Portugalam? Nežinau, ką pasakyti, čia gal daugiau noro, bet kaip gali noro neturėti tokiam čempionate. Tiesiog nesisekė. Supratau. Nu ir pabaigė turbūt, ko palinkėtum visiems Neptūnus ir galim. Toliau palaikyti, ateiti į stadioną ir tikėti mumis, kad išeisime į lygą. Super, labai geras palinkėjimas. Tikėsimės dar jis įsipildys. Ačiū tau, kad praleidai šitą laiką su mumis. Tikrai buvo smagus, fainus pokalbis. Manau, dar tikrai kada susitiksim tokiam pokalbiui. Ačiū tau, Dariau.